Sveiki gyvi visi AKMC žiūrovai, atviro kodo programinės įrangos mylėtojai. Šiandien noriu greitai jums pristatyti GNOME 3, GNOME 3 Shell, demonstruodamas šios sistemos veikimą savo kompiuterį. Tai, ką jūs matėte priekyje, yra programa arba vartotojo sąsaja, apie kurią aš ketinu kalbėti. Viršuje, kaip matote, tai yra vienintelis dokas arba panelė. Pasiekiamos programos visos atėjus į kairį viršutinį kampą su peliuku arba spaudžiant klaviatūroje Windows logo mygtuką arba Alt F1 mygtuką, kaip matote. Ir čia mes turime kairėje pusėje doką, greitai parodysiu, kaip su juo dirbama. Dešinėje pusėje turime virtualius darbastalius, jie yra pagal nutylėjimą 2, bet jeigu mes 2 užpildom, atsiranda pas mus 3 darbastalis. Apačioje turime sistemos dėklą. Sistemos dėklą, čia atsiranda visos programos, kurios yra šiuo metu aktyvios, kaip matote, pas mane yra Dropbox failų pasikeitimo sistema, Clementine muzikos grotuvas ir Empathy, tikrą laiko pokalbių klientas. Paieškos laukas, kuris yra iššaukus šį langą iš karto aktyvuojamas. Ir tiek, pradėkime naudotis. Taigi, iš mūsų pagrindinės, tarkim, taško, išėjus į apžvalgą, pradedu rašyti norimas paleisti programos pavadinimą. Tarkim, tai būtų Writeris. Ir matote, mes turime išfiltruotą vieną programą. Galime paleisti šią programą, taip ir padarysiu. Ir, kaip matote, programa yra tvirta. Dabar kiekvieną langą, kaip ir visose, ko gero, dabartinėse operacinėse sistemose, galima labai patogiai greitai dirbti su juo. Patempus į patį viršų, jis išsididins. Patempus į kairę pusę, jis pasidarys per pusę. Tai aktualu, jeigu, tarkim, 2 langai yra. Taip padarysime. Tiesiog, tai va, iki dešinę pusę 2 langus sudėlioju. Tvarka. Kas liečia paiešką, parašė, tarkim, labas, tokios programos kaip ir neturiu, tačiau apačioje aktyvuojasi, kaip matote, paieškas internete, tai yra Wikipedia arba Google. Paspaudžiu Google ir naršyklėje bus ieškomas žodis labas. Tai taip, analogiškai gaunasi ir su Wikipedijos paieška. Paspaudus programas, pirmas dalykas yra be jokios klasifikatorius, pateikiamas visos programos, kurios yra įdiegtos kompiuterį, galite peržiūrėti, bei dešinėje pusėje yra klasifikatorius, kuris mums susiaurina mūsų paiešką. Išfiltruotas programos, tarkim, grafiką pasiliksim, galima greitai įdėti ir pašalinti iš mūsų doką. Tai reiškia, tempiant programą į doką ir paleidžiant, tai atsiranda čionais. Kad pašalinti, galima paspausti dešinį klavišą ir pašalinti iš mėgstamų. Galim tai padaryti. Arba užtraukti programą ir paleisti čia atsiradusią šiukšliadėžę. Programa vėlgi panaikinta. Taip pat galima pridėti programą, kaip elgsena, kaip ir Audacity, paleidus programą. Tai šiandien, kaip matote, ir ikoną mes galim paspausti dešinį klavišą ir pridėti prie mėgstamų. Viskas. Persitempiamas labai paprastas, aukštyn žemyn persitempiamas tas programas. Užversiu tai. Dargi pademonstruosiu dešinėje pusėje esančius virtualius darbastalius. Persiu vieną programą. Persiu dar kitą programą. Tai šiandien programas galime perkelti, kaip matote, į virtualius darbastalius, į vieną, į kitą. Štai šiandien ir buvo į apačią. Ok, šitas darbastalis tuščias. Darbastalius galima su viduriniu pelės ratuku keitinėti, kaip matote. Arba perkelti tiesiog taip. Jeigu pasidaro tuščias darbastalis, automatiškai sistema jį pašalina šiandien. Tai tiek labai greitai su šiuo dalyku. Greita, paprasta ir tikrai įspūdinga. Paleidus programą, tarkim, atversiu, kaip matote, viršuje atsiranda programos pavadinimas, paspaudus šią dešinį klavišą galime išjungti šią programą. Kaip ir taip, išjungti. Paleisiu vieną programą, paleisiu antrą programą, paleisiu Writerį, dar vieną programą. Kaip ir kiekvienoje operacinėje sistemoje, ko gero, migravimas tarp šitų langų galima spaudžiant Alt-Tab mygtuką paspaudus ir laikant Alt mygtuką nuspaustų su klaviatūros rodiklyne mes galime vaikščioti po šitas programas. Paspaudus į apačią mums pateikiamas yra veikiančios programos langas. Štai čia.
Ir jeigu atidaryti du langai, kaip pavyzdžiui LibreOffice'as, mes galime rinktis vieną arba kitą langą. Taip. Vėlgi, kai atidarius langą su viduriniu pėdės ratuku, mes galime tam tikrą langą šiek tiek prisertinti, pasižiūrėti, kokia čia informacija yra, bei galime greitai uždarinėti lankus, spausdami mygtukus. Dar vienas įdomus dalykas, man palikęs įspūdį, yra greitis, kaip susikonfigūruoti savo vištą pašto servisą ir kontaktus bei kalendorių, jeigu naudojate Google Gmail servisą. Tai atėjus į apžvalgą pradedu rašyti Evolution. Tai yra pašto, kaip matote, kairėje pusėje atvėrimas arba pašto paskyrų konfigūravimas. Pasirinksiu antrą atvejį, paspausiu pridėti naują account arba paskyrą, susivesiu savo duomenis. Tai pašto adresą bei slaptažodį. Ir visas gėris šito dalyko yra tas, kad automatiškai yra sukonfigūruojami ir dar du servisai Gmail. Tai yra kontaktų sinchronizavimas bei Google kalendoriaus sinchronizavimas. Paspaudžiu Finish ir pas mane šitas mano paštas visas sukonfigūruotas. Uždarysiu, atversiu pašto programą. Žinoma, pirmą kartą šiek tiek užtruks įkelti visus laiškus. Bet viskas ir baigėsi, kaip sakant, turiu Evolution, trečią versiją, kuri yra parengta darbui. Taip pat yra ir su kontaktais. Čia neteisinga, šitą ištrinsiu, ištrinti. Su kontaktais lygiai taip pat yra, bei su kalendoriu taip pat. Mėnesio rodymą padarysiu. Tvarkoju, programą uždarysiu. Visas siekis šitos demonstracijos yra tai, kad GNOME 3 aplinkoje, GNOME 3 Shell aplinkoje šis laikrodukas, jis neatsitiktinai yra, bet jį paspaudžius yra atveriamas iš tikrųjų kalendorius, kur galite datos ir laiko nustatymus pasikeisti, atsiverti kalendorių. Vėlgi bus padaryta nekas kita, kaip atverta Evolution programa su kalendoriu. Žiūrėsiu. Arba galite greitai pasižiūrėti, kaip matote, šiandien rytoj, tai yra įvykių artimiausiai, kurie įvyks apžvalga padaryta ir įvykiai, kur kažkas pasisurašyta yra pabalinti. Tai Kęstučio gimtadienis, mano draugo. Tai tiek. Dešinėje viršoje pusėje matome prieigą, iš tikrųjų, gal neįgaliesiams, tai mastelio keitimas, jeigu su regėjimu žmogus turi problemų, greitai pasiekiama, paspaudžiame įjungti, kaip matote, viskas mano ekranas yra visas padidintas ir greitas išjungimas, tikrai greitų ir patogu. Taip pat didelis tekstas, kaip matėte, tekstas pasidarė didelis, užversiu. Ir kitos visos funkcijas, kurias galite naudoti universalios prieigos nustatymus. Bei meniu šiek toks pasiekiamas paspaudžius savo vartotojo vardą. Tai galima keisti savo bendravimo klientų būsenas, pasikeisti savo paskyros informaciją labai greitai. Tarkim, dabar yra PMC, paspausiu ir parašysiu tvarkoje. Viskas, kai reikia, pasikeičiau savo vartotojo vardą. Taip pat galiu pasiekti per čia sistemos nustatymus. Vėlgi, kaip ir GNOME 3 aplinkos, tai yra viskas labai paprasta. Žinoma, dar šiai sistema yra ankstyvoji stadija, dar nėra pasiekiamas visos funkcijos, kurios reikalingos yra sistemos administravime, bet viskas labai paprasta. Tarkim, fono keitimas, viskas tikrai skrupulingai išdirbta, didelis dizainas ir viskas labai gražu yra. Bei kiti visi pagrindiniai nustatymai šiai dienai. Bei galime užrakinti ekraną, keisti, naudoti, atsijungti ir užmigdyti. Kai kurie vartotojai gali pasigesti išjungimo funkcijas, jį pasiekiama būtent šiandien, tik tais, kada yra atidarytas šis dialogo langelis, reikia paspausti klaviatūroje Alt klavišą. Ir kaip matote, pas mus užmigdyti pasikeičia išjungti. Paspaudus jį turime pasirinkimą atšaukti, kelti iš naujo, tai reikia perkrauti kompiuterį arba išjungti. Padarysiu atšaukti.
atsisakyti. Tvarku, ką dar galėčiau pademonstruoti. Greitą, kaip sakant, mūsų bendravimą su konfigūravimo paspaudžiu MPT ikoną, suleidžia vedlys, suleisiu informaciją. Vėlgi, šitas tikralaikų pokalbių programa, jinai gali apjungti daug labai jūsų, kaip sakant, protokolų. Pradedant nuo Google Talk, taip pat yra Facebook pokalbis, tai aš greitai suvesiu visą tą dalyką, paspaudžiu Google Talks, suleisiu. Taip pat pažymėsiu, kad noriu įvesti dar kitą paskyrą, paspausiu pirmyn. Pasirinksiu, kad ir Facebook savo pokalbius, tai yra tikralaikiai pokalbiai, kurie yra. Atsiminti slaptažodį ir kol kas viskas, nenoriu jungti iš tos funkcijos, pasiskaitysit galėsit. Ir viskas, kaip matote, nespėjau sukonfigūruoti, aš aišku dėl saugumo paslėpsiu kontaktus dėl privatumo, bet visi mano tiek Google Talk kontaktai, tiek Facebook kontaktai, jie yra pas mane po ranka. Dabar vėlgi neturiu galimybės pademonstruoti jums greitai, tačiau gavus žinutė iš vieno iš jūsų draugų, apačioje bus gražiai iššokantis langelis, kurį paspaudus galėsite pasiekti greitą chatą. Tai tiek. Uždarius. Šitas langas trukdoma. Uždarius pokalbių jis atsiranda pačioj, kur galima greitai jį įsikviesti. Va tokia graži GNOME 3 aplinka. Labai man asmeniškai patinkanti. Kol kas dar programuojama, yra dar ankstyva fazė, jos dar yra šiokių tokių spragelių, bet bendrai paėmus tikrai puikus produktas. Ir nenoriu nieko agituoti, bet su Unity aplinka jinai yra, aš tikiu, kad bus išvystyta į labai gerą produktą, bet šiai dienai tai koncepcija manęs asmeniškai netenkina ir tikrai pabandęs ne vieną kartą padirbti su ją, tai matau spragų vartotojo patirties arba user experience. Bet čia kita tema. Tai tiek. Tai ką, instrukcijas, kaip įsidiegti GNOME aplinką rasite adresu www.akmc.lt. Viskas labai paprasta. Šita aplinka šiuo metu įdiegti yra ant Ubuntu 11.04 versijos. Tai yra kelios komandos, kad tą dalyką padaryti, įsidiegti GNOME aplinką. Jeigu jūs nenorite gan sudėtingų, tokių nesudėtingų, bet šiuo keliu eiti yra šiuo metu išleista jau ir kita Linux distribucija, tai yra Fedora 15, kurioje yra jau iš karto įdiegta ir kaip matote, čia iš karto šitą operacinę sistemą yra įdiegta GNOME 3 aplinka. GNOME 3 Shell. Bandžiau šią distribuciją, tikrai greita, tikrai išdirbta, kaip ir didžioji dauguma Fedoros leidimų. Taip pat galite pasimėginti šitą, jeigu jums patinka ši aplinka. Trumpai tiek. Dėkui, kad žiūrėjote. Sėkmės jums ir kuo didesnį džiaugsmą naudojant atvirą kodą, nemokamą programinę įrangą ir puikias ir vis geresnės besidarančias operacinės sistemas kaip Ubuntu ir kitas. Dėkui, iki.